Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki, mėlyje, šiandien rodome antrąją trilogijos dalį. Važiuojam. To Klaipėdos automobilizmo istorijoje dar nebuvo. Itin siaurame uostamiesčio miegamųjų rajonų namų kieme sukinėjosi vilkikas ir jeigu siauriausioje kiemo vietoje nebūtų suskambęs vairuotojo telefonas, gal ir šios istorijos nebūtų buvę. Sekmadienį apie 16 val. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Baltijos prospekto 7 ir 9 namų kieme sukinėjasi vilkikas, išvartė šaligatvio plyteles ir galiausiai užstrigo užkliuvęs už stovinčio automobilio Audi A4. Atvykę policijos pareigūnai nustatė, kad vilkiko vairuotojas yra neblaivus. Vilniečių Romaldui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,61 promilės alkoholio. Aš nuo 78 vairuoju. 37 metus. Aha. O su vilkiku kiek dirbat? Su vilkiku? Nuo 96. Nes aš jūs labai gerbiu, žinokit. Už tai, kad jūs ten apsisukot. Labai gerbiu. Aš šitos rajonuose augęs esu, žinokit, aš tikiu, kad ten nėra visiškai vietos, absoliučiai. O borteliai ten pačiam gale? Borteliai pačiam. O dabar sakykit, o dabar kitas klausimas, asmeninis. O tai kur jūs pradėjot gert važiuodamas iš Vilniaus? Kryžkalnį? Kur? Kur, baigi? Grigiškėse? Kur? Vakar uoste. Vakar? Uoste? Su kolegom? Nespėjau į keltą. Ai, vakar nespėjot į keltą? Jo. Tai šiandien važinėjot su vilkiku? Kaip supras? Vakar nespėjot į keltą, šiandien su vilkiku važinėjot, ar kaip? Išeina taip, kaip reiškia dabar iš ano uosto. Aha. Keltai neplaukia į Švediją. Aha. Vo. Iš naujo uosto plaukia į Švediją, taip. A kur tas naujas, aš tai nežinojau. Supratau. Tai vakar jūs nespėjote į keltą, nes keltas pakeistas yra, taip? Ir galvoju, kad tas keltas bus vėl 7 vakare. Aha. Aha, supratau. Ir jūs Klaipėdoje gerą laiką praleidot. Pasirodo, Romaldas jau antrą parą ieškojo, kur čia yra keltas į Švediją, suko ratus pagal navigaciją tol, kol neustrigo Baltijos prospekto namo kieme, kuriame gyvenime nėra buvę vilkikų. Šeštadienį atvykęs į senąjį krovinių terminalą, iš kurio anksčiau buvo keliama į Švediją, jis kelto nerado. Tada sočiai išgėrė su profesijos broliais, o sekmadienį vis dėlto nutarė, kad jis turi surasti tą keltą į Švediją, kuris švartuojasi naujoje vietoje, centrinėme Klaipėdos terminale. Vadybininkas Romaldui parašė SMS su centrinio terminalo adresu ir tas pradėjo sukti ratus po Klaipėdą. Kai įvažiavo į siaurą Baltijos prospekto gyvenamųjų namų rajonėlį, tai suprato, kad tai ne uostas ir ne terminalas. Kolega, taip pat vilkiko vairuotojas, pamokė kolegą. Iš kokio uosto dabar? Nu, kur anksčiau į Švediją buvo. Jo, kautais perkiau. Perkiau 10. Na, aš viską suprantu, bet aš nesuprantu. Nes čia Kokią navigaciją tu reikėlė? Navigaciją negalima tikėti. Tai tokie dalykai. Vilkikas skandinavams vežęs metalo krovinį uždarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Vairuotojui, kurio vairavimo stažas yra 37 metai, surašytas protokolas už avariją, kurią sukėlė būdamas neblaivus. Jo laukia 1158 arba 1448 eurų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 36 ar 60 mėnesių arba 15-30 parų areštas, tačiau taip pat tokiam pačiam laikui atimant vairuotojo pažymėjimą. O dabar skubėme į kitą Klaipėdos rajono kraštą. Prie Dovilų kelyje į Gargždus nuo kelio nuslydo ir krūmuose atsirado automobilis, kurio ekipažas buvo labai girtas. Koks girtumas, tokios ir kalbos. Kurie pilė? Čia jų? Ne, tantai. Va, jie tai pavarė. Ai, savo daiktus renkasi. Aha. Ir šitas. Supratau. Labą dieną. O, akis kokios geros. Akis nusvarkės. Nusvarkės čia? Tai pabandino filmuoti. Ir kas bus? Ne. Nu va, matai, niekur nebus. Išjung kamerą, supras savaks. Ką parodysit? Savaks. Nu, žiūrėk, nuleidau kamerą. Parodyk. O, žiūrėk, nuleidau kamerą. Nusvarkės. Ai, zuikių prisigaudai. Nu, negerai čia pasakei. O tu keliai vietoj sėdėjai, ne? Kas tau rūp kur? Man labai rūpi, žinok. Man nepatinka, kad šitam keli tokie girti važinėja.
Patikėk manim, man labai nepatinka. Ne tau reikalas, prašai. Nu taip, iš tikrųjų. Ar aš vietoje, o ne? Nu tai jau taip, tikrai. Tai gerai, nusičiauškink. Nu tai mes nusičiaušė, o kur tu čia taip įsiteplioji? Bandai mašiną ištraukti? Darbi, kur nusičiauškink? Oi, supratau. Tu, begėdį. Ką žinau, kas vairavo? Ir nežinai, apskritai, tu čia pro šalį, taip? Na, tu nematė, filmuoju. Nefilmuoju dabar aš tave. Nu, nefilmuoju. Tai va. Skauts, kad tu nežinai, kas vairavo. Nes tu nekaltas. Tai va. Tik tavo akis labai geros ir tu murzikas visas. nežinau. Koks man zakis. Nu tai sakau, prisigaudė zuikį susvarkė. Tik savo kamerį kišęs. Atrodo, kad automobilį tikrai vairavo ne šis doras suvirintojas, o šis pilietis apie savo nuotykius transliuojantis telefonu. O, tam su pareigu. Kada rodys? O kada norėtumėt? Antradienį. Kada? Antradienį. Nu, didelė eilė, žinokit. Yra didelė eilė, pon, žinokit, nežinau. Maki. Maki. Maki irgi rodys. Maki irgi rodys. Kada čia rodys? Nu, tai sakau, antradienį, bet ne šį, gerai. Užsidėk, kad žmona nepažintų, užsidėk viską. Užsidėk viską. Blemba, iš tikrųjų, aš nekals, bet tai... O kas kaltas? Aplinka. Aplinka. Aplinka kaltas. Karjerai, geras oras. A jūs važiavot maudytis? Mes? Jo, į karjerus. Mes tai ėjom peškom. Peškom ir savo mašiną pamatėte, ne? Pietų nusipirkti. Supratau. Gražiai prilupė. Bet tai tamsas, iš tikrųjų, Taip. kaip sakant, Nu, klausau. manęs dar nesodino į mašiną, bet tai vis tiek įdomu, žinai, dabar pakalbėti prieš kamerą, iš tikrųjų. Nu, tai sėsi toj mašinai, šalia makė. Filmuojat? Taip. Kaip iš dabar patekot? Čia? Pro šalį važiavau, dažniausiai aš važiuoju pro šalį. Tai per ką čia rodysi dabar? Nu, dabar per Lalūną, radio stotį. Tai tu sėsi šalia makė? O tai, pavyzdžiui, per ką čia rodys? Per televiziją vis tiek rodys? Tai taip, tai aišku, ko aš čia atvažiavau. O per kur čia reikės žiūrėti? Per internetą. Baltikom televiziją. Nu, tai tu sėsis ar ne? Kas bus, jeigu aš sėsiu? Ne, tai tu važiuok, viso gero, mes Aš, atsisveikinam. pavyzdžiui, noriu sužinoti, kad čia rodysi viską. Nu, antradienį kažkur rytoj. Bet didelė eilė. Bet tai žmonės... Ne rytoj, tai poryt. Gerai? Tuoj poryt. Jo. Internete kaip reikia žiūrėti dabar? Nu, nežinau, ar tu moki jo naudotis, net nežinau. Patrauk tą kamerą. Nu, patraukiau. Užteks viską. Gerai, viskas, ate. Iki makių linkėjimus perdom. Protokolas už vairavimą išgėrus bus surašytas šiam piliečiui. Pasirasti automobilio raktai. Jis rūpinasi išbarstytomis mašinos detalėmis. Iš jo bus atimtas vairuotojo pažymėjimas. Gaus kokius 700 eurų baudos. O kaip ateityje važiuosi darbą, mums nerūpi. Gerti mažiau reikia ir tada tų problemų savo ir kitiems bus mažiau. Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnams Klaipėdos rajone Endrijavo miestelėje siauroje mokyklos gatvėje prasilenkiant su priešpriešais važiuojančiu automobiliu Audi, užteko tik užmesti akį į vairuotojo veidą ir jie iš karto suprato, kad jis yra neblaivus. Vyriškis atvažiavo į darbą Endrijavo mokykloje, kad galėtų vaikus po pamokų išvežioti. Bėdų turėsim. Aš vaks truputį esat? Ne? Normaliai jaučiatės? Normaliai, labai normaliai. Normaliai? 2 valandą dienos. Man mato, kad Aha, vakar gerėt? alaus išgeriu vakar. Vakar, o šiandien ne. Ne. Seniai dirbat vairuotojai? Kaip čia? Nu taip, mokykloje. Nuo spalio. Nuo spalio tik tai? Nuo spalio. Oi, supratau. Ruošitės vežti vaikus namo po pamokų, taip? Nu, taip. O tai rytą, kada vežėt jo surinkot, Ryte ne, ryte. gerai jautėte? Pusę etatų tik tai. A, ryte ne jūs važiavote? Ne. Ai, supratau. Supratau. Tai žinot, kad dabar darbo neteksit, vairuotojo pažymėjimo neteksit, žinot viską. Tai čia savai aišku. O vakar kiek alaus išgėrėt? Būtent. Žinot, nelaikykime viens kitą durniais. Ne, nu, buvau penktadienį išgėręs po darbo. Penktadienį? Penktadienį vakare, nu į vakarą. Po to dar buvo šeštadienis, vakar buvo sekmadienis ir šiandien 2 valandą dienos susipūtėt 0,56. Nu tai gerą savaitgalį turėt. Aš taip galvoju. Supratau. Jūsų teisė galvoti? Ne, tai aišku, bet jūsų teisė negert, vat kame reikalas yra.
Taigi vairuotojas aiškina, kad jis jaučiasi puikiai ir jis galės vairuoti, vaikus po pamokų vežti namo į Rudgalvius, belieka tik pečiais trūktelti, negi taip lengva susirasti kaime darbą, kad jis taip nebranginamas. Iš piliečio mažiausiai metams bus atimtas vairuotojo pažymėjimas. Dėl šio incidento šiek tiek po pamokų užtrukusius vaikus po apylinkės išvežiojo Endriao mokyklos direktorius pavaduotojas ūkio reikalams. Kokią progą pasigėrėte? Antradienį? Iš jūros atėjo. Iš jūros parėjot? Taip. O vyras? Tai pripažįstat, kad esate išgėręs, bet atmėgęs visokį. Ne, paprasčiausiai ir reikia kažką užmušti. Все. Gintaro. Taip, Gintaro. Būk geras. Nefilmuok. O jūs su žmonėm važiavote? Ne. Ne? Ačiū Dievui, būtų reikalų. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Vieną trečiadienį apie 5 valandą po pietų Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Rimkose nuo kelio į krūmus nuvažiavo automobilis Opel Astra, o aplink avariją patyrusio automobilį vaikšto rusakalbis vyriškis ir šypsosi. Prašo pravažiuojančiųjų pagalbos, kad ištrauktų. Kai atvyko policijos pareigūnai, automobilis į žolyną jau buvo ištrauktas ant kelio, o vairuotojas buvo surimtėjęs ir susikaupęs алкоголь. Matuoklį pripūtė vidutinį girtumo laipsnį. Господин Николай, куда вы ехали? Добрый день. Где-то уехал. Где-то? Его. Чуть-чуть подавший, да? Ну, сказать, что нет, конечно, нельзя. Да. И вы в этот поворот вот нормально проехали, да, в котором пьяные тут... Не, все проехал нормально. Ага. Ну, А по какому поводу мы пили? вы знаете, поводы разные. Среда сегодня. Сегодня среда. Да. С женой немножко поссорился. С женой поссорились? Да, я. Ну ладно. Ну, с женой поссорились, выпили, и Да, ну ладно. я бы хотел, чтобы вы не ездили пьяны. Вот этого я хочу. Этого я никогда не делал в жизни. Ну, господин Николай, 178, очень много, очень много. Taikusis Nikolajus gerėjasi žmonių geraširdiškumu, kurie sustojo avarijos vietoje ir klausinėjo, ar nereikia padėti ištraukti mašinos iš griovio. Automobilis Opel iš griovio buvo ištrauktas su pravažiuojančio pro šalį Volkswagen Golf pagalba. Šiaip Nikolajus užsiminė, kad buvo sustojęs ir dar vienas vairuotojas, kuris iš jo pareikalavo 50 eurų už tai, kad nebūtų pranešta policijai, jog jis yra girtas. Nikolajus dievagojosi, kad tų pinigų nėra matęs 50 eurų, o netrukus atvažiavo policija. Buvo atliktos visos privalomos procedūros, automobilis išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Nikolajus po vieną pažastimi pasikišė šunį, o po kitą protokolą už vairavimą išgėrus buvo parvežtas namo pas žmoną. Už vairavimą išgėrus, kai nustatomas vidutinis girtumo laipsnis, vairuotojo laukia 579 ar 868 eurų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą nuo 2 iki 3 metų. Trečiadienį apie 17 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad nuo Jakų žiedinės sankryžos Palangos link įtartinai ir pavojingai važiuoja keleivinis mikroautobusas. Automobilis vingiuoja keliu, blaškosi po eismo juostas. Į paiešką suskubo net 3 policijos ekipažai. Gargždiškiai pareigūnai automobilį Mercedes sustabdė Liepų gatvėje. Netrukus įvykio vietoje pasirodė Klaipėdos kelių policijos ekipažas. Keleivinio mikroautobuso vairuotojui Edvardui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,41 promilės alkoholio. Į kokią nemalonę istoriją pakliuvo? Gintaro. Taip, Gintaro. Būk geras. Nefilmuok. O jūs su žmonėm važiavote? Ne. Ne? Ačiū Dievui, būtų reikalų. Būtų reikalų. Nu, būk geras, nefilmuok. Mes pažįstami? Jo. O bet tai pranešimas buvo, kad pavojingai vairuojate. Ką prasme? Kad pavojingai vairuojat pranešimas, todėl jie jų ir sustabdė jūs. Ne, turime tuščias važiavau. Ne, tai tuščias, bet pranešimas buvo, kad žmonėm nepatiko, kad jūs pavojingai vairuojat. Vat apie ką aš kalbu, mielas ponė. Tuščias važiavau. Ką? Tuščias. Ne, tai tuščias, ne tie žmonės, ne keleivis skambino, o kiti. Gerbiamas vairuotojų, o kiti eismo dalyviai. Vis tik filmuoji. Nu, darbas toks. Šlikštokas toks, bet aš už tai, kad girtų nebūtų keliuose. Aš už tai. Nepamesk. O kas atsitiko? Kur mes prisigėrėm? Kokią progą? Trečiadienis.
Nefilmuok būdžiausia. O tai esmė kame? Bet tai reikalų dabar bus. Vidutinis girtumas. Bus. Čia, tarkim, pinigų turėsit, bet vairuotojo pažymėjimo netenka. O tai čia reikalų dabar bus. Reikalų bus. Labai daug. Negaliu, nepyk, negaliu, nei būt geras, nei blogas. Mano misija tokia. Ginuosi aš viešumu nuo girtų vairuotojų. Pats. Ir ginu kitus. Da ne tam esmė. Čia buvo tik 300 metrų nedavažiavau. O kur? Čia reikia pasukti? Ne. Toliau biški. Iki Klaipėdos viešbutį. Važiuojant namo, jam neva buvo paskambinta ir pranešta, kad žmona pradėjo tvarkyti skyrybų dokumentus, tad jis iš magistralės pasuko į artimiausią gyvenvietę, Vėžičius, ir ten pasigėrė. Vairuotojo Edvardo laukia 579 arba 868 eurų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 2-3 metams arba 10-30 parų atsisėdus į areštinę. Tačiau vis tiek netenkant vairuotojo pažymėjimo tokiam pačiam laikui – 2-3 metams. O čia istorija apie tai, jog tūkstantinės baudos ar konfiskuojami automobiliai neatima žvėriško noro toliau vairuoti girtam. Vienam albinui joninės prasidėjo prastai. Apie 1 valandą dienos Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad nuo Jakūžėdo Palangos link pavojingai važiuoja automobilis Opel Zafira. Automobilis vinguriuoja po kelią, vingio amplitudė labai plati. Nuo atitvarų kairėje kelio pusėje iki kelkraščio dešinėje pusėje. Dabar jūs savo ekranuose matote tokį pat girtą, to paties girto piliečio vairavimą, tokiu pačiu maršrutu, bet tik kitas automobilis. Šis automobilis Renault jau konfiskuotas. Dabar vairuotojas po pilietiškų signalų buvo pričiuptas su Opel Zafira. Vėl nespėjęs įvažiuoti į savo namo kiemą. Persigalvoju gal pusė jau kartais. Gerai, mes grįžime. Suprant, jūs, ir kaip. Kaip suprantu. Albinai, pūskite, alkotes ir bus mažiau problemų. Jūs paprasčiausia, ir reikalas, Tai pusė jau persigalvoju. nepūsiu. Dėl ko? Dėl to, kad jūs esat čia... Tai girtumo pasitikrinti atsisako. Koks skirtas? Ne, tai skirtumas tame, kad atsisakymas priliksta sunkiam girtumui. Gerai. Tai pripažįstat, kad esat išgėręs, bet atnešęs atsisako. Ne, paprasčiausiai. Ir reikia kažką užmušti. Все. Prie kom čia užmušti? Ką čia užmušti žadat? Ar vakar Aš negėriau, paprasčiausiai man reikėjo pastaviti. Ir pastavimo. Ko, nepatenkinti? Tai kada gėrėt? Vakar gėrėt? Vakar ar užvakar, koks skirtumas? Svarbu, ir jeigu aš papūščiau. Ir kas būtų? Kas būtų? Reikalas būtų kiek jūs norėtumėte, tiek nustatyti. O už ką praeitą kartą buvote baustas? Pričiom čia tas buvo, pričiom čia. Turiu to pačio, kaip tik. Ko? Sunkus girtumas buvo prieš tai jam. Pradėjus aiškintis įvykio aplinkybės, pilietis Albinas prie pareigūnės sėdėjusios tarnybinio automobilio keleivio pusėje kojų padėjo 100 eurų kyšį. Bandydamas aiškinti, kad nieko nereikia čia forminti, jis jau namie. Tai liko atsidaryti automatinius vartus ir jis jau namie. Piliečio vairavimo biografija spalvinga. Praėjusiu metu gegužės 26 Klaipėdos rajone Dovilose įkliuvo girtas vairuojantis automobilį. Tada jam nustatytas sunkus girtumas. Už tai iš jo 11 mėnesių buvo atimta teisė vairuoti ir paskirta piniginė bauda. Tada jis vairuotojo pažymėjimo nepateikė. Šių metų birželio 2 dieną bausmės terminas baigėsi, tačiau pilietis Albinas dėl vairuotojo pažymėjimo atgavimo į nieką nesikreipė, nes jį, kaip paaiškėjo, ir taip turėjo. Praėjusiu metu lapkričio 24 dieną jis policijai įkliuvo tokiu pačiu būdu kaip ir dabar. Tada paskui jo vairuojamą automobilį Renault Scenic važiavę du broliai iš Gargždų visą kelionę nufilmavo iki pat namo vartų. Taip pat atėmė raktus ir palaukė, kol atvažiuos policija. Teismas jam skyrė maksimalę 1448 eurų baudą ir konfiskavo automobilį. Ir dabar jam gresia pati didžiausia bauda, taip pat konfiskuojant automobilį. Tik prie viso to prisidėjo tyrimas dėl bandymo papirkti valstybės pareigūną. Tuo pačiu metu antradienį, taip pat apie 6 val. Vakaro Klaipėdoje Taikos prospekte prie vieno prekybos centro girtas automobilio Opel Sintra vairuotojas Igoris, važiuodamas atbulas, nestipriai atsimušė į automobilį Renault Space. Kur atsimušė? Kaip? Atbulinį važiuodavo. Atbulinį, matot, su to Opeliu, su fara čia prabrėžė ir čia va. Supratau. Matosi, faras ir ten. Niekinė avarija, atbulas žodžiu.
Niekinė avarija, o reikalų dabar bus. Prieš dieną iš jūros grįžusiam jūreiviui Igoriui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,72 promilės alkoholio. Girtas esat? Taip. Kokią progą pasigėrėt? Antradienį? Iš jūros atėjau. Iš jūros parėjot? Taip. O vyras, kur buvot? Pietų Kinijos jūroje? Toliau dar. Dar toliau? Toliau aš jau nebežinau. Tai pasigėrėt su draugais ir važiavot? Šiaip jūreiviai blaivus taip kažkaip keistai vairuoja, o girti tai vapšė. Iš tikrųjų. Dabar žinot, problemų turėsi šiokių tokių. Tai va. Bet šiaip gerai nusiteikęs viskas, tvarkoj, šypsotės viskas. Čia mano kaltas yra. Ne, be abejo, čia. Ne čia jūsų kalti, ne čia mūsų. O vienas gėrėt, ar, pavyzdžiui, su draugais, ar dar kažkaip šiaip įdomu? Čia aš tačiau vienas. Vienas? Supratau. Nu ką tada? Pinigų jūreivis turi baudoms. O tiesis, kada jūroje esi, tai nereikalingos. Jūreivio automobilyje buvo vaikas, kurį vėliau užsivežė mama. Dokumentai apie šį įvykį keliaus į teismą, kur skiriamos bausmės yra rūsčios. Ir jeigu pinigų baudoms jūreivis turėtų turėti, tai svarbaus dokumento, vairuotojo pažymėjimų, tai jau nebe. Šiandien ačiū uždėmesį, šiandien tai jau buvo viskas, nuo mes pasimatome kitą antradienį, rodysime paskutinę trilogijos dalį. Būkite aplankyti, sudie. Girtas, avarija, ar kaip? Ar aš klystu? Nekalbėkam tokius nesąmonės. O kokias nesąmonės aš kalbu? O kaip buvo? O kaip buvo, sakykit? Viso gero. Viso gero, tai viso gero, bet kaip buvo, sakykit, gal aš netikslus esu?